Laidos partneris TTT Kazino. Sveiki gyvi, esu Modestas Paulauskas. Žiūrėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vydu Mačiuliu. Tikiuosi, kad pamatysite ir mane. Krepšinio pasaulyje. Nors jau pensija, duokit ramybę tą žiniasklaidą, kiek jūs galite mus kankinti, visą laiką mikrofonai, ekranas ir taip toliau. Tai ką, Modestai, sunkiau kalbėti per mikrofoną nei su kamuoliu 72 metais olimpinėse žaidynėse? Žymiai lengviau aikštelėje su kamuoliu negu čia prie šito kamulio. 1995 kovą Europos pasaulio ir olimpinis čempionas Modestas Paulauskas šventė savo 50-metį. Ta proga Kauno sporto halėje šventę jam surengė jauniškiečiai ir padovanojo automobilį. 2005 pavasarį į sporto halę 60-metės Modestas kauniečių dėka simboliškai atjojo ant balto žirgo. Pamačiau, nuo 6 metų pradėjau, dabar 67, 60 metų darbo stažas krepšinio aikštelėje. Tai žinai, kad vis tiek yra malonumas 60 metų būti su krepšiniu ir norėtųsi dar kuo toliau, kuo ilgiau išbūti su juo kartu. 2015 kovo mėnesį, kai visos Lietuvos numylėtinis Modė sulaukė savo 70-ojo gimtadienio, Kauno rotušėje jam buvo įteiktas Santakos garbės ženklas. Norėčiau iš karto pasakyti, kad Kaunas ir kauniečiai iš karto mane priėmė į savo šeimą ir aš tapau tikrai tikrų kauniečių. O Žalgirio arenoje buvo pakelti legendinio krepšininko marškinėliai, pažymėti 5 numeriu. Žaisčiau krepšinį, kol išneštų kaip futbolo aikštėje ant neštuvų. 2015 gruodžio mėnesį jau Vilniečių dėka sostinės Vingio kino teatre buvo pagerbtas legendinis žaidėjas, treneris ir pristatytas valandos trukmės dokumentinis filmas Modestas Paulauskas – Krepšinio švyturys. Man Modestas Paulauskas tai yra dievas, o Kauno sporto halė šventovė. Nėra taip paprasta kurti tos filmus, jau labiau apie tą sporto šaką, kurią mes vadiname religija. Galiu pasakyti, kada man buvo 10 metų. Jeigu Stasys sako, kad pas jį atsirado Modesto Paulausko nuotraukos būnant 10, mūsų šeimoje jos buvo dar mane gimus. Taigi šitas žmogus visą gyvenimą buvo šalia ir tikrai visada jaučiau petį, visada man buvo pasididžiavimas, Lietuvos švyturys, ne veltui jis tituluočiausias Lietuvos krepšininkas. Tikrai griežtas vyrukas ir reiklus. Aiškindavo mažai, bet konkrečiai. Ir, kaip sakyti, vis tiek įdėgė tą matyt. Sakė, tu žaidi komandai, bet kuriuoj, ta komanda turi būti pirma. Tu žaidi tenai, tu turi būti pirmas. Visada krepšinis vienijo Lietuvą. Ir šiandien matau šitoje salėje, kurie myli krepšinį, ne tik krepšinį, bet myli ir Modestą Paulauską. Ir šiandien žiūrėdami šitos faktus, šitą filmą, mes prisiminėm krepšinio istoriją, kuris laikotarpis buvo mums visiems labai brangus. Krepšinis buvo lygu, Modestas Paulauskas, kitų pavardžių aš net nežinau. Ta pavardė po to man įstrigo ir tie marškinėliai 5 numeriu pažymėti, tada jau treneris apie tai pasakojo. Na, žodžiu, tai tikrai buvo legenda. Pavydžiu Arvydui, kada jis labai mažas ir pateko į salę ir matė, kaip Modestas Paulauskas buvo nešiojamas po halę. Liko įspūdis, kurį kažką panašaus ir mačiau po daug metų. Kai žaidžiau Ispanijoj, tekdavo dažnai lankytis koridoj. Ir vieną kartą tik mačiau, kai, reiškia, tas Toreadoras taip viską gerai matyt atliko, kad 10 000 tą koridos arenas įstojus ten ir nuoltom, reiškia, skepetaitė mojuodama, irgi tą Toreadorą pakėlė ant pečių, reiškia, ir visi išlydėjo. Tai aš kaip ir galvai, ko jis atlygė, tai mano pirmanydavo kaip Modė. Kai Modestą nešiojo po salę, aš galvojau, kad viskas baigėsi Lietuvoje krepšinis. Bet kai treneris Garasas minėjo, po to atsirado Arvydas Sabonis, atsirado Šarūnas Marčiulionis, kurie buvo verti vienas kito ir kurie buvo mūsų Lietuvos krepšinio žvaigždės. Aš džiaugiuosi, kad čia susirinkę žmonės vis dėlto prisimena Modestą. Gal mes per daug vėlai prisiminėme.
istoriniai dalykai, jie turi būti užfiksuoti ir užfiksuoti laiku. Ir aš manau, kad mes visi tie, kurie galim, turim prisidėti, kad tai būtų padaryta. Tai kad Modestai nuoširdžiausiai sveikinu su šiuo filmu, kad galbūt tai jaunoji kartai žinau, kad vis tikrai daugybę aš dėja. Tuo metu nežinau, bet dabar jau jis pažįsta senokai ir labai to didžiuojasi. Tai yra istorijos dalis, mūsų jaunimas, mūsų sportininkai, nesvarbu kokių sporto šakų, jie turi tai galėti pamatyti ir su to susipažinti. Didžiausias žmogaus palikimas yra istorija. Ką tu davėjai Lietuvai, ką tu davėjai istorijai, ką tu davėjai savo šeimai. Kokį tu palieki pėdsaką po savęs, tai yra pats svarbiausias žmogaus gyvenime. Ir dėl to šiandien noriu pasidžiaugti. Kadruose kalbėjau, kad tai yra Jordanas mūsų Lietuvos Jordanas. Ne, Modestas yra Lietuvos Paulauskas. Tikrai yra senelė šaltis. Ačiū aš jam, kai jisai kalėdų išvakarėse padovanojo man tokį puikų filmą. Linkiu jums visiems sveikatos ir linksmų kalėdų, linksmų metų. Žaidėjų ir trenerio Modesto Paulausko mokinys, dabar Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis irgi yra įdomios, prasmingos, nepakartojamos biografijos ir likimo krepšininkas. Labą dieną visiems. Po pertraukėlės parodysime tai, ko apie Sabą dar jūs nematėte mūsų programoje Krepšinio pasaulyje. 600 reiks visą dieną skirti. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Prabėgus 14 metų po puikių pergalių Ispanijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, Arvydas Sabonis vėl su Žalgiriu rungtyniavo Kauno sporto halėje, kuri rungtynė su Kėdainių Nevėžiu atėjo apie 4000 žiūrovų. Štai ką reiškia Lietuvai Sabas ir jo pasižadėjimas baigti karjerą Kauno Žalgiryje. Tai yra kovotojas, kuris su savo nuopilnais išgarsino Lietuvą visam pasaulyje. Jisai didelis žmogus, bet jis iš jo dvelkia tas didingumas. Vytautas Didysis nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų su kovom Lietuvą išgarsino ir padarė stiprią. Jam nereikėjo įrodinėti, kas jis toks, visi žino, kai jis yra Sabas. Arvydas kaip kovotojas, kaip gurdrus, išmintingas kovotojas. Ir tuo viskas pasakyta. Ne tik krepšinio pasaulyje, bet šiaip išgarsino visą Lietuvą, kad mes galim didžiuotis, kad esam lietuviai. Mes rodome Lietuvos krepšinio, Europos krepšinio karalių naujais karaliaus rūbais. Tituluojami žmonės kaip legendos, kaip daug nuopilnų pasiekę, kaip buvę Lietuvos valdovai. Nereikia taip iškart iškelti. Senovai tituluojami dabar didžiaisiais, tai aš galvoju, kad Arvydą dėrėtų tituluoti didysis lietuvis, kaip karalius. Karts nuo karto važiuodavom susitikti su Tarptautinio olimpinio komiteto vadovais, su tuometiniu prezidentu Juanu Antonijo Samarančiu. Ir vieną kartą mus pakvietė olimpinio komiteto vadovus į susitikimą, bet mes padarėm tokį diplomatinį žingsnį, kad pasiėmėm ir paprašėm, kad atvažiuotų Arvydas Sabonis. Ir buvo didelis žingsnis padarytas tuo metu, kadangi, kai mes paaiškinom, kad mes negalim dalyvauti Tarybų Sąjungos rinktinėse ir nedalyvausim kaip svetimos valstybės komandose ir kenčia nuo to sportininkai, bet kai atsisėdo Samarančas pašnekėti vienas su vienu su Arvydu Saboniu, kai ir jie ispaniškai pasišnekėjo, tai Juanas Antonijo Samarančas, tuometinis mūsų prezidentas, pasakė, viskas, reikia, kad sportininkai nenukentėtų, reikia greitai sudaryti komisiją ir spręsti tą klausimą, kad kuo greičiau galėtume dalyvauti arba, savarankišką komandą, arba su Tarptautinio olimpinio komiteto vėliava. Tai čia iš tiesų buvo tas žingsnis, kurio niekada aš neužmiršiu ir neturi užmiršti Lietuva, kadangi būtent sportininko ir tokio dydžio sportininko kaip Arvydo Sabonio žodžiai pasakyti
Samarančiui tai buvo, aš sakyčiau, lemiamas veiksnys. Klausau. Praeina 2 kadencijos, Arvydas Sabonis išeina iš LKF prezidentų. Kas toliau laukia? Lietuvos prezidentų postas. Tai reikalų labai. Tikrai jis, manau, daug postų galėtų užimti. Aš manau, kad tada būtų didžiulė problema, nes reikėtų pirkti specialų lėktuvą. Ir pagalvoja, o kokia gali realiai būti jo ateitis. Na, būtų problema su apsauga. Nes paprastai pagal tos reikalavimus turi būti, kad saugomasis žmogus turi būti, sakysim, užstotas, kad, na, aukštesnių žmonių. Tokie yra reikalavimai. Tai surasti tokius dar kelis po 2,20 būtų problema. Na, Aurelijus Žukauskas, Jonas Valančiūnas. Bet gal jie tada eitų į prezidento patarėjus. Jisai gabumus tai turi ir akordeoną groja. Ir kada teko mums vienoje tokiai draugijai kartu būti ir aš su savo kolega muzikantu dviese grojom 2 gitarom, labai tai pas mus gerai skambėjo, Arvydui labai patiko. Jisai telefoną pasuko kažkur tai sujungė su Ispanija ir sako, paklausykit, kaip groja čia Lietuvoje 2 vyrai. Jam patiko, sako, žinai, mes jūs nusivešim į Ispaniją, kai jūs pagrotumėt nuvažiavę. Tai po to mes, reiškia, dar kartu jį padainavom, mes akompanavom gitarą, jisai dainavo. Toks buvo malonas, betarpiškas pasibuvimas ir pasirodo muzikalus vyras. Kas tas yra Arvydas? Jis yra be galo talentingas, akivaizdu. Jisai pelėda. Jam reikia mėgoti, eiti kažkur 2-3. Jisai nelabai mėgdavo rytinių treniruočių, kadangi pats pelėda toks ilgai užsibūdavo. 11 valandą Arvydas prie biliardo stalo. Tai aš jo klausiu, sako, ar tu gerai žaidži? Nu, sako, porą kartų esu žaidęs. Bet jeigu jis atėjo į treniruotę, tai trenerių palaima, ta treniruotė bus auksinė. Žiūriu jo po 11, galvoju, dar pakentėsiu 15 minučių. Tekė žaisti su juo biliardą, bet su juo biliardo žaisti ne. Praktiškai jokių šansų, nes jis puikiai tai daro. Nueinu, sakau, Arvydai, kame reikalas. Treneriu, ką aš galiu padaryti? Čia taip yra, kas pralaimi, tas nueina nuo stalo, aš kol kas laimiu, sako. Jis žaidžia meistriškai, tuo labiau, kad praktiškai jisai pasilenkęs, jisai ranką gali pasiekti stalo kampą. Aš žinau, jo charakterį, nenuplėši jį nuo to stalo, kada jisai yra, žodžiu, toks užsidegęs. Jisai užsispyręs, jisai nesvarbu, ar šachmatai, ar kortos, ar biliardas, ar dar kažkas, jis žais tol, kol laimės, jis negali pralaimėti, čia viskas tuo ir pasakyta. Rodo, šitai yra visų svarbiausių istorinių įvykių vieta. Ir jau kada su pergalėm grįžta mūsų krepšininkai, o ypatingai mūsų didysis krepšininkas, mūsų didysis lietuvis, aš taip jį vadinu, tai čia šventė didžiulė būna. Pakviečiami į balkoną, jie sveikinasi su gausia gerbėjų minia. Ką galiu aš pasakyti? Dėl švarko, dėl žiūrovų. Taigi, aš skaitau, jeigu aš būčiau ne krepšininkas, būčiau žiūrovas, aš irgi būčiau tenai. Gal aš tą švarką ir pagaučiau. Aš kaučiaus dėl jo. Jis kartais labai originaliai moka pažvelgti į reiškinį, faktą, į daiktą. Jeigu mes taip gyventume, kaip mes dabar sujudėjom, ir jau į 2 metus vieną kartą vis plat sujudom, tai aš skaitau, būtų čia pati laimingiausia šalis iš vis pasaulyje turbūt. Tokį netikėtą komentarą trumpą padaryti. Ir atvažiuoja staiga vienas, kuris nešvilpia net dienos, apie metus net nekalbam, ir jisai finale padaro tą, ką jis nori, jis savo taisykles įveda, mūsų reiškia 30 metų darbas nueina šūdien uodegos. Matyt, tas sudėliojimas yra trupučiuką kitoks jo. Mes visi kartu, skaitau, darėm. Ir visa Lietuva, ir mes, tie 12 žmonių, ir su treneriais su visais. Ir skaitau, kad čia yra visų mūsų nuopelnas. Kadangi, kaip treneris pats pasakė, jūs buvote už mūsų nugaros. Mūsų labai nepastatė nepatogią padėtį rusai. Kadangi, jeigu mes būtume pralaimėję, aišku, gal to visko ir nebūtų įvykę, aš taip manyčiau. Nes mus pastatė į tokią padėtį, kad
Jeigu jie pralaimi, tai pas juos tik tai yra sportinė tragedija, pas mus yra ir politinė, ir sportinė. Bet ačiū Dievui, Dievas vis tiek mato, yra. Mes, kaip sakant, nugalėjom ir pabaiga, kaip sakant, viso šito Europos čempionato, kaip buvo, aš skaitau, visi matė ir neapsimoka net apie tai ir kalbėti. Bet žodžiu, kaip mūsų Lietuva sutiko, tai aš tik noriu pasakyti visiems ačiū. Rotušės garbės svečių knygoje yra šalia didžiųjų mūsų aplankysių Rotušę žmonių, tai karalių, prezidentų, ir popiežiaus įrašas yra, ir Dalai Lamas, ir visų yra Arvydo Sabonio įrašas. Kaip ir garbės piliečių knygoje yra šalia poetas Bernardas Brazdžionis, toliau eina Arvydas Sabonis. Pirmiausia, noriu padėkoti už visus linkėjimus man, bet aš skaitau, kad aš esu per jaunas ir per mažai nusipelnęs, kad galėčiau, jaudinas už tai užkimęs, kad galėčiau būti priskirtas prie tokių garbingų žmonių, nes manau, kad yra ir daug vyresnių, ir daug daugiau nusipelniusių, kurie turėtų būti mano vietoj. Bet turbūt ir negalėjau atsisakyti, kadangi turbūt būčiau įskaudinęs ar įžeidęs žmonės, kurie mane išrinko. Tai norėčiau jiem visiems padėkoti, pasakyti didelį ačiū, o visiems čia susirinkusiem ir visi, kurie mane girdi, palinkėti svarbiausios sveikatos ir ilgų gyvenimo metų. Vardo suteikimo ceremonija yra ypatinga, iškilminga miesto Rotušė. Man kaip ceremonmeisterį teko vesti tą ceremoniją ir jauti tikrai pasididžiavimo jausmą, kada reiškia mūsų Arvydas įeina į salės, tėvai eina jo, kurie džiaugiasi sūnum, iškilmingai įteikiamos regalijos garbės piliečio ir tas būtent Rotušės iškilmių salėje garbės piliečio vardo suteikimas Saboniui buvo vienas iš įspūdingiausių momentų. Kiek čia pas mus yra jau suteikta garbės piliečio vardų, nes tai yra tas žmogus, kuris, sakykime, būtent Rotušėje, tai mūsų baltoji gulbė, jis kaip tarsi simbolis, kuris tikro kauniečio lietuvio simbolis. Na, Žalgiris kažkoks buvo grynesnis, ta prasme, kad tikrai lietuviai, kauniečiai, visi pažįstami, pas kiekvieną praktiškai namuose būdavo ir fotografuodavo visą šventės jų. O dabar kažkoks vis tiek yra toks tarptautinis ir šiek tiek reiškia gaila, kad truputį pajodo, bet žaidimas gal nuo to pagerėjo tik tai. Pradžia atrodo toks susakralintas, kaip šventasis, kaip kad prieit sunku prie jo, kad kažkur aukštai skraido, nepasiekiamas, sunku su juo bendraut būtų ir kažkaip ir nedrąsu būtų. Bet iš ties man teko daug kartų fotografuoti, jis yra bet galo betarpiškas, tikrai artimas, turintis labai subtilų humorą, labai išraiškingos akys, žvilgsnis, judesiai, bet labai trumpai viskas trunka, labai greitai reikia užfiksuoti, jis reiškia greitai viską suvaidina ir sako ačiū, viso gero. Senas Žalgiris kaip ir jaunos dienos taip pat reiškia malonu. Man teko būti ir Maskvoje, ir CSKA finaluose fotografuoti, ten irgi kažkokia fantasmagorija reiškia, traukiniuose pirmin atgal važiuoti, per naktis dainos, be miego. Esu daug fotografavęs Portlande, savaitę laiko gyvenau ir visą savaitę nuo ryto iki vakaro su juo bendravau, fotografavau, ką jis daro, ką jis veikia. Susitikimas ir uoste buvo labai keistas, mano buvo gimtadienis Liepos mėnesį. Tik išlipau, jis jau pasitiko ir aš buvau gražiai pasipuošęs, baltiniai. Jis atidaro tokią rašalo bonkutę su dėlinu rašalu ir apipylė mane. Paskui mane sveikint su gimtadieniu sveikina, o ten rankoje laiko kažkokie elektrinį tokį kibirkščiavimą. Man ranką visą nukibirkščiavo. Aš įsigandau nei pykt, nei rėkt, nei verkt, nei juoktis. Paskui viskas pradėjo bluktas rašalas, išbluko, čia toks yra, pasirodo, amerikiečio sveikinimų metodas, būdas. 85-87 buvo juodai baltus nuotraukos, o dabar aparatas padėtas ir nesimato ten spalvotus ar juodus baltus. Taip, dabar jau pažaliavo, kaip sakyti, jau žalios. Sabonis kaip Sabonis, visi žinojo, kad bus sunkiausiai sulaikyti šitą nesulaikomą. Jisai buvo žaibas, jis turėjo be galo gerą reakciją, kuri talkino šitai reakcijai pati širdis. Nors didelis, bet jis yra labai jautrus žmogus. Jis yra toks, sakysime,
didelės širdies žmogus. Jis užpumpuodavo gerai kraują į smegenis, dėl to Arvydas, jo pasai, jo perdavimai buvo neeiliniai, kaip matėte. Bet jis grįždavęs į Lietuvą, pirmiausiai paskambinau kardiologams ir atvažiuodavo pasižiūrėti, ant kiek, kaip jis sakydavo, aš esu nudėvėtas, nuvarytas. Ar man dar grįžta ar ne, jo kai sakydavo Arvydas įžengęs į mūsų kabinetą. Aš nelinkiu jam ilgai gyventi, aš linkiu jam kokybiškai gyventi, pridėti gyvenimo prie jo metų, kad jis dar 82 metų galėtų įmesti tritaškį, jis neužmirštų norėti tą daryti. Vat kur yra visa esmė. Gražus vyras, visada jisai išlieka jaunas, visada jis neturi kada sent, nes tai yra jame sutelkta visa jėga. Ir kaip sportininko, ir kaip puikaus, nuoširdaus lietuvio. Negalima abejoti nei vienu jo, nei veiksmu, nei žodžio, nei elgesiu. Ir tada, ir šiandien. Nereik man čia nieko aiškinti, nes visi žino puikiai, kas yra Arvydas Sabonis. Jis, sakant, išliko žmogumi iki šių dienų. Bet apie tai, kitaip sakant, man atrodo, dar bus parašyta ne vieno, reiškia, žmogaus, tiek rašančio, tiek kalbančio. Ir, kitaip sakant, mes Arvydu galim tik didžiuotis kaip tikrų tautos sūnumi. Daug dieve, kad kažkas panašaus užgimtų vėl. Gal pas mus bus kas 20, 30. Daug dieve, kad gal man kada teks treniruoti kažkokį panašaus, bent šalia talentą, tokį kaip Arvydas. Laidos partneris TTT Kazino.